aš patekau į smėlio audrą. Nu kaip tu gali čia gyventi? Negali čia gyventi. Aišku, ant akmenų miegosiu. Gal čia nėra geriausias dalykas, bet rytoj miegosiu Saharos dykumoje. Ieškojau, įsimečiau kilimų pasižiūrėti. Okay. Kaip, nu negaliu patikėti, žinokit. Einam į skersgatvius jau. Įdomu, kurios organus išpjauti pirmus. Einam pasisveikinsim su vyrais. Belenkiek čia, karočią, stresuoju, aš einu iš proto. Aš belenkai bijau, kad ne. Nu ką, labą dieną, mėlyjeji. Sveiki visi, mano vardas Mindaugas yra. Kokia situacija esam Maroke. Pradėsim savo ekspediciją. Varganą, darganą, karočią, be pinigų ir be gyvenamosios vietos. Kokia situacija dabar? Karštis yra nežmoniškas. Negalvojau niekad, kad taip nejauku šiaip yra filmuoti save. Daug ko reikės išmokti ir prie daug ko reikės pripras, bet žodžiu, trumpai drutai, žiūrėkit, va. Turiu, karočią, turiu motociklą, turiu kelias kameras ir turiu kelias misijas. Viena iš misijų yra nuvažiuoti iki Saharos dykumos ir permiegoti tenais. Kita misija iš Saharos dykumos nuvažiuoti iki vandenyno ir permiegoti vandenyne. Esu šiaip visiškai nepasiruošęs tam. Net nelabai daiktų turiu, karočią. 9% mano visų daiktų užima rūbai vienai nakvyniai, tai dykumoj. Dėl to, kad kadangi karštis šiandien yra kem laipsnių, po to naktim labai dykumoje atvėsta. Reikėjo, karočią, įsidėti rūbų, tai 9% rūbų yra tiesiog vienai nakvyniai. Šalmas irgi paruošta, motociklas. Čia bus mano bagažinė su visa technika ir dokumentais, kurių tikriausiai niekas nepavogs. Čianais yra mano kuprinė, kuri netelpa į bagažinę. Ir dar ant viršaus reikės čianais nusipirkti, dabar važiuosiu greitai iki Decathlon. Atsiprašau labai, jeigu negalima apsipirkinėti Decathlone, tikrai nespecialiai. Bet reikia nusipirkti palapinę ir reikia nusipirkti miegmaišį. Kaip ir sakiau, kelionė bus vargana labai. Tai reiškia, kad reikia taupyti pinigus. O tam, kad taupyti pinigus, reikia miegot palapiniai ir nemiegot kažkur, kur kainuoja pinigus. Galiu pasakyti, kad jaudulio šiaip yra nemažai. Truputėlį bijau, bet dar nesu tikras ko. Labiausiai tai bijau karščio. O po to visą kitą tai jau kaip nors. Daug reikalų nėra, tai viskas paprasta. Važiuojam, nusipirkam vandens, kažko užkast ir dingstam kuo greičiau iš Marakešo. Pradedam savo varganą ekspediciją po Maroką. Važauname Maroką. Esu girdėjęs, kad jeigu žemaitiškai, kad kai keliauji ir kalbi žemaitiškai, kad daug geriau sekas tada. Važaunam po Gerai, žodžiu, kokia situacija. Reikia susirasti, aš šiaip čia radau miegmaišių kažkokių, ne? Bet man atrodo, jie per brangus yra. Aš kaip ir sakiau, mes vis dėlto ant taupimo režimo esam. Mes stengiamės kuo mažiau išleisti, todėl reiktų pigesnio. Reiktų dar ir palapinės. Šiaip truputėlį čia pravažiavau su to mocu, šiek tiek nukrito to nerimo, galiu pasakyti. Nes supratau, kad bet kuriuo metu, jeigu per daug nerimausiu, galiu užsimušti tiesiog. Aš bet kuriuo metu galiu išvažiuoti prieš 14 tonų fūrą ir mano visas nerimas baigsis vietoj iš karto, čia ir dabar. Sak, bam, viskas, nebėra dėl ko nerimauti niekad gyvenime. Gerai, 700 dirhamų čia, kas čia pavyzdžiui? Čia miegmaišis yra? Nepanašu, kad būtų miegmaišis. Ar man nereikia to miegmaišio? Anachu man tas miegmaišis iš viso. Aš įsidėjau rūbų tam, kad galėčiau Saharos dykumoje miegoti. Tai aš galiu juos kaip miegmaišį panaudoti. Ar ne? Aš už 7 eurus norėčiau ką nors. Brangiosios palapinės, galvojau, čia pigiau bus. Įdomu, kokios didelės jos. Ar nepirkti palapinės. Bet vis tiek reikės palapinės, bet kokiu atveju. Nes dykumoje reikės palapinės. Ar man tą palapinę? Blemba, kaip užknisa, kai nėra su kuo pasitart. 3 anusų garantija. Išsirinkau šitą, nežinau, kas čia, kaip čia, kiek čia kainuos. Bet davai, karočią. Įmam šitą palapinę, miegmaišio, karočią, gal neprireiks miegmaišio. Šiaip jaučiu, kad prireiks, bet pabandysiu dabar save apgauti, kad neprireiks. Dar šiaip ką norėčiau susirasti. Aš turėjau tokią plaukų gumelę, su kuria taip patogiai prilaikiau plaukus. Va tokią. Radau. Va šito man reikia. Einu, karočią, atsiskaityti. Važiuojam, dar pasimsim vandens.
Nu, karočią, grįšim po to. Baigiu savo šitą kančią, karočią, su savo šitais, blėt. Šitom garbonom, jisai balai. Bet negaliu nuskirpti, nes tik nusikirpu plaukus, prarandu iš karto viską, ką turėjau, karočią. Dabar mano visas gyvenimas stovi ant plaukų. 41 eurą išleidau ir yra šiandien kokios geras 5 valandos važiavimo link miesto pavadinimu Aitvilnius. Tai važiuosim į Aitvilnių. Oro pavojaus signalai, karočią, šiandien vyksta žodžiu. Gerai, viso. Nusipirkau vandens, dar turiu šiaip padaryti, čia pritvirtinti tų kamerų prie to moso, čia pizda šiaip aš. Taip galvojau, kad viskas paprasčiau bus, pasirodo, ne. Belenkiek čia, karočią, stresuoju, aš einu iš proto. Hello, I don't have anything, you know, I don't need myself, karočią. Sorry labai. Nu, noriu dabar kuo greičiau išvažiuoti iš miesto, išvažiuosiu iš miesto ir tada jau staptelsiu, karočią, ir susitvarkysiu jau. Kameros, hujameras, visa kita. Suka, negaliu, žinokit, net nupasakot žodžiais, karočią, kiek šiandien aš, kaip verda viskas manį. Toks pasimetęs esu, nesuprantu, sakau, nei kaip čia filmuoti, nei kaip čia ką daryti. Bet nieko, karočią, viskas čia susinormalizuos, labai daug nežinios, bet viskas gerai, įsijungia muzikos ir viso, ir judam. Pam, 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 pam. Nu ką, karočią, padariau sustojau pirmą kartą, pavažiavau čia už to Marakešo, sustojau, karočią, pabandyti čia susitvarkyti su ta visa įranga, pasižiūrėkit, vaizdai neblogai, tikrai visai fainiai atrodo čia viskas ir taip toliau. Tai labai šiaip primena Indiją. Lygiai taip pat smirda daug kur šūdais, daug tokių atrodo, vat, negyvenamų vietų ir taip toliau, tik tais truputėlį jaučiasi, kad čia ta Europa arčiau nei kad prie Indijos, yra čia truputėlį daugiau dalykų nei kad Indijai. Matot, aš čia prisikabinęs ant šalmo, karočią, tą GoPro ir aš tik po to supratau, kad nelabai kas matos. Gana tarmozint, karočią, reikia pradėti tvarkytis. GoPro persukom ant vairo. Mano, žiūrėkit, koks planas yra, nes suga kaip čia įkaito tą kamerą jau taip greitai. Ta saulė tai čia nesąmoninga, karočiai. Pabandau čia persukti va GoPro ir čia dabar pabandysiu. Turiu va tokį, va čia šiaip yra trikojo vidurys, jau jovalas čia nais, nu blecha. Nesilaikysi jokiais įmanomais būdais. Situacija tokia, kad nepavyko man prisitvirtinti ant tos lasdos, kur rodžiau. Čia, nu, žodžiai, sakau aš. Baigiu išeiti iš proto jau, bet atradau tokį inžinerinį stebuklą, žiūrėk, kad aš pamadysiu jums parodyti dabar. Čia planavau dėti GoPro, bet užsisukau, prisisukau šitą ir pabandysiu dabar šitą. Čia biškį laisva yra, bet pabandysiu, karočią, šitą kamerą čia nais laikyti. GoPro užsiklijavau čia nais. Ant šito, turėjau lipdukų, kujukų. Tai pabandysim dabar šitaip. Net nei pusė diena ir toks pavargęs jaučiuosi iš tikro. Tiek mažai miegojau paskutinės 3 dienas. Patogus pamiegojimas nusimato dabar tik už savaitės. Nusipirkau dar riešutų, galvojau nusipirksiu nakažų riešutų ir nusipirkau netų. Nu, žodžiu, viskas ne pagal planą. Dar vienas dalykas, kurį šiaip pamiršau parduotuvį nusipirkti. UV šiandien yra 11. Aš žinau, kad čia per daug yra. Ir neatrodo, kad čia aplinkai gyvenama kažkur būtų, kad aš galėčiau rasti spijau. Vsio, karočią, vargais negalais čia pasidariau, prisidariau visokių nesąmonių. Įsimetam pirmą bėgį ir galim vynioti iš čia. Tikiuosi labai, kad nepamesiu, karočią, nei vienos, nei kitos kameros, būtų labai neblogai.
kažkokį miestą, kuris nesu tikras kaip vadinasi. Teluet kažkoks miestas. Nemažai kilometrų susikoriau, labai norėčiau pajuokauti apie kažką, bet kol kas taip nejuokinga viskas man, kad negaliu patikėti. Supratau, kad kalbos barjeras yra nesveikai didelis, jis nieko, čia neįmanomas išlikė, net šansų. Telefonė ryšio neturiu, liko dar 2,5 valandos iki šiandienos paskutinio taško galutinio, kur jau reikės mąstyti, ką daryti su nakvyne. 2,5 valandos kaip tik atvažiuosiu maždaug tada, kai pradės leisti saulė. Šiaip labai neblogai būtų miegoti viduj kažkur, bet kaip seksis miegoti viduj, tai neaišku. Bet pažiūrėsim, čia kol kas įgėlė kažkoks čia vapzdys bevažiuojant, skauda rankai, tikiuosi ne paskutinis įgėlimas, čia kažkoks mano gyvenime buvo, labai nenorėčiau nuvirti nuo kažkokio vapščio reikia. Sunki kol kas pirma diena labai, bet jinai sunki nėra, kad man fiziškai sunku būtų, ir tas, net nežinau, ar psichologinis, ar psichologiškas. Nėra, kad aš kenčiu. Tiesiog aš nejaučiu gyvybės ir laimės. Du dalykai, kurie palaiko žmonės gyvus, man pasakyti, tai gyvybė ir laimė. Ir ne vieną, ne kitą nejaučiu. Išsidebliovau SPF, kurio čia nusipirkau kažkam kaimeliu. Šitam kaimeliu, kur esu dabar, man čia siūlo, tai gal tai yra atsakymas. Ar aš dabar atvažiavęs į Maroką nepabandysiu to, ką mums duoda gamta. O to, ką mums duoda didingas Marokas mūsų vargingai kelionį. Nusipirkau žiebtuvėlį šiaip. Galvojau, kad motociklas irgi patogesnis bus, bet nelabai patogu. Kai dar mažiau noro bus lygiai gyventi, tada prasidės mobilis visas. Dabar truputėlį dar reikia pakentėti. Tai viskas. Rytoj, jeigu pagal planą, ką čia reiks mėgoti komoje, tai būtų tikrai gerai. Susirašėm, kur mėgoti po stalą. Tokia vietelė, toks miestelis. Saulė buvo biškai pasislėpus, dabar vėl grįžo. Šoko ant moco, vynioju toliau. Dar parodau, kas čia vyksta. Toks bairis visai. Koks čia bairis, karoči, nieko čia tokia irgi bairė. Nieko nėra, visiška dykinė, tiesiog vidury niekur. Jeigu mėgosiu palapiniai, tai tada tikrai masturbuosis, karoči, iki pat ryto, nes kažko reikia atpirkti tą kančią, kurią pats pasirinkau. O masturbacija iki pat ryto lygiai taip pat būtų kančia. Tai per kančias į žvaigždės. Kaip jums šitoks, karoči? Kaip jums tokia išvada? Per kančias į žvaigždės. Всё. Das vidulį. Stabtelėjau truputėlį parodyt, kas čia vyksta. Tai keliai, va tokie karoči, nesveikit, pasižiūrėkit, čia nais, tipo, truputį net ir tą džiaugsmą kelia. Nieko nėra čia nais. Ryšio, žmonių, vandens, absoliučiai nieko nėra. Žodžiu, baigiu išprotėti jau. Bet kas padeda man? Tai dabar, kai klausau važiuojant muzikos, kai pradėjau dainuoti, tada truputėlį geriau. Tai, kad ta kamera neišmoksta, aš niekaip su ja čia elgtis. Ir pochui, nenori jie priimti čia jokių žaidimą. Naktim, neatsakingai, nekas, jausmas žudau. Rūbelių gal kažkokių būtų neblogai, nes kojytė mano tai pyzė. Kaip čia belemba parodyt. Lithuania. You are famous? No, not really famous. I'm just, I do stand-up comedy in Lithuania. Yeah. And, to do shows, you need to produce some kind of content. Yeah. So, yeah. YouTube or where? Yeah, YouTube. Yeah, YouTube. Where do you think I could sleep tonight? I have a tent, as I said. Yeah. You want to sleep outside? I can sleep outside. You can sleep outside. Yeah, near to the river. You will see the view there. Yeah. And you will choose the place. Yeah, you will see a lot of places, the gardens there. And Okay. Yeah, Okay. Thank you very much. See you later. Nice to meet you. Karoči, nežinau, ar girdėjot kažką, nes mikrofonas ten manęs. Karoči, apie ką čia kalbėjau? Kojytės mano, ne? Pabandom kojytės parodyti. Kojytėm šakės. Kojytėm pizdauskas. Žinot, ką jaučiu?
jaučiu, kad teks viduriuoti. Tai reiškia prarasi skysčių, reiškia prarasi energiją. Nu ir pasižiūrėkit. Nu kaip tu gali čia gyventi? Negali čia gyventi. Šiaip tai gali, atsiprašau, čia jau tikrai įsijaučiau, jau per daug pradėjau čia nais naglavot. Reikia nustoti viskas. Įsijaučiau, hello. Ką žinau, visai kiet. Šaldytuvas. Sakė čia, va matau, va, benamiai visi po tiltu. Tradiciškai. Visi mes vienodi vis dėlto pasirodo. Galų gale mes visi esam tokie pat. Visi benamiai miega po tiltu. Tai gal ir man, karočiui, reikės mestis po tiltu, nors kaip aš norėčiau stogo. Kaip norėčiau. O, kelnytės. Gal kelnytės nusipirkt. Kažkas jiems čia su peiliais, kardais ir kalavijais yra, aš nežinau. Čia upė yra šiaip. Padžiūvus. Įdomiai atrodo. Būtų tipo bairis užlipti į viršų, ne? Bet lempa. Va, pasižiūrėkit, atrodo kaip Vilniaus senamiestis. Tiesiog, kad viskas vienos spalvos ir purvina. Gerai, čia nepanašu, kad yra kažkas, kur turėčiau eiti. Batai mėtos, kriauklė palikta. Hello. Oh, I can come here. Okay. Oops. Go upstairs? Yeah. We paid 10 dirham. Ai, 10 dirham. Yes. Ačiū Dievui, išgelbėjo mane ta moteris nuo lipimo į viršų. 10 dirhamų. Šiaip nėra daug tikrai. 1 euras kainuoja užlipti viršų. Bet reiktų savom kojom lipti. Aš jai taip užmetinėjau, galvojau, gal jinai kažkada... sukas. Dar nusprendžiau dalyką vieną, žodžiu. Kalbėsiu lietuviškai su vietiniais, todėl, kad jie vis tiek angliškai nesupranta. Didžioji dauguma, va čia va, 2 žmonės jau sutikau, kurie supranta, bet jie va tą būdą užsiema turizmu, kanačiai. Nu, tipo, aš suprantu, čia tą žavisi, ne, kad čia filmavimo aikštelės kažkokios, čia filmuoti dalykai buvo ir taip toliau. Bet labai jau nublemba šiukšlina. Nuo šiukšlių tikrai, blemba, net nenoriu rodyti, žinokit, kiek šiukšlių čionais yra. Jeigu būsit kažkas čionais kažkada, Marokas, miestas, užsukit, susimokėkit 10 dirhamų, užlipkite viršų ir atsiųskit nuotrauką man, kaip atrodo iš viršaus, nes aš rytoj tikrai nelipsiu, čia buvo tiesiog atmąstė, kad nemokė 10 dirhamų. Čiuvakas su kolonkė praėjo. Ai. Tikriausiai, kad reikia mąstyti dabar jau su ta nakvynė, ką daryti. Sėdim karočią su bernais, geriam arbatą, leidžiam laiką, linksminamės. Pasikeitė planas. Tikriausiai šiaip dar neužtvirtintas esu, neužtikrintas, bet situacija yra tokia, kad rytoj šiaip aš turėčiau pasiekti dykumą ir turėčiau rytoj miegoti Saharai. Bet iki Saharos, nuo čia, kur esu dabar, yra 6 valandos važiavimo. Čia be jokių sustojimų, 6 valandos. Pabaigiam arbatą, išgeriam vandens, nu ir pavažiuojam dar pusę valandos iki didesnio miesto, į kurį rytoj šiaip tada turėjau važiuoti. Ir jau karočią žiūrim, kur miegoti tenais, nes būtų neblogai elektros gaut ir viską pasikraut dykumai, kadangi su dykuma irgi yra toks dalykas, kad iš dykumos važiuojant toliau yra 2 keliai. Vienas kelias yra nuo dykumos iki tokio miestelio, kur man reiktų atsidurti. Būtų 3 valandos kelio ir reikėtų važiuoti aplinkui. Reikėtų grįžti atgal, važiuoti tais pačiais keliais. Arba variantas B, važiuoti bekeliam ir nukirst visą tą lanką ir tiesiog važiuoti tiesiai. Tai tenais elektros tikrai nebus. Tai reiškia, man reikia pasiruošti ateinančiam 2 dienom, bet dabar manau, kad kraunas manatkės ir pavažiuoju dar pusvalanduką kokį. Nu jo, tikriausiai taip ir reikia daryti, gal ir nereikia daryti. Nežinau, šiaip sakau, pasimetęs esu, išsekęs esu. Žodžiu, klausat, kokia situacija, ne? Tai situacija yra tokia, kad vis dėlto miegosiu palapinėj, nes pats taip sugalvojau. Ir čia pradėti važinėti kažkokius viešbučius, dar kažkur būtų čytinimas. Aišku, yra tam tikrų niuansų.
Aš absoliučiai nekenčiu miegoti palapiniai. Aš nemoku nei sudėti palapinės. Panašiai tas pats bus kaip kaldrą užvilkt. Man du nemėgstamiausi dalykai. Palapinę pastatyti ir kaldrą užvilkt, kanačią. Mėgau va tai va, čia prie tvoros pas kažką. Įsiprašiau todėl, kad pamačiau kitų mašinų. Jau matau, kad ta palapinė šiaip, nereikia man tokio dydžio palapinės, tikrai. Aišku, ant akmenų mėgosiu, gal čia nėra geriausias dalykas. Kaip ir sakiau, turiu aš ten kažkokį ten tipo čiužinuką. Tipo čiužinuką, kaip kilimėlis tenais labiau, ne čiužinys. Kanačiai, jau matau, kad čia bus sudėtingiau, nei kad galvojau, nes aš lochas esu. Gal yra kažkur pasikarimo mygtukas šiandien. Kanačiai, man yra tokia problema, kad koliuko aš šiandien įsmeigti neįsmeigsiu. Bibdėjau, mėgosiu kaip ant kilimo aš ant tos palapinės. Suka, kurva, debilas, taip apsidžiaugiau jau, kad pabaigiau, bet nepabaigiau. Šiaip irgi protingas aš, kanačiai, pastačiau kamerą už motociklą. Ir statau palapinę, kur nieko nesimatoma. Gerai, dabar reikia išsiaiškinti, kaip su šituo. Jis šitipo kažkaip savaiminio prisipūtimo yra. Dubuliavo, nesąmonė, negi čia tikrai. Visas oras išėjo. Viską, ką pripučiau, iškart išėjo. Ant nieko mėgosiu. Tiesiog įmesiu šitą į palapinę kaip atributą. Kaip čia veikia, kanačiai, su tais, nes belen kaip nepatogu šiai būtų mėgoti ant akmenų. Kaip nenorėčiau mėgoti ant akmenų, eikti savo. Kažkas krabžda. Pabandysiu išsitiesti ant šito. Eikti savo, pilnai ant akmenų mėgosiu, nu ir nepasisekė. Pilnai ant akmenų. Va, čia mano savaiminio prisipūtimo čiužinys. Pasižiūrėkit. Tik tiek tai reikia, kanačiai, kad... Eikti savo. Katinas, kur čia pykstant manęs, kaip bijau katinų, eikti. Aš belenkai bijau katinų, kanačiai. Ir aš taip norėčiau, kad... Atsukęs nugarą miauksiu, dabar tipo užsišykęs, kanačiai. Vsio, kanačiai, kiek čia tų valandų? 9 tik tai. Tokia ta mano pirma diena. Tokia velniškai nejuokinga. Taip norėjau visą dieną pajuokauti. Ir taip neturėjau jėgų juokauti. Esat, pavyzdžiui, jūs buvę Sacharos dykumoje. Nes aš tai nesu. Bet rytoj miegosiu Sacharos dykumoje. Ne tai, kad pabūsiu, bet miegosiu. Aišku, jeigu neapsišiksiu iš baimės. Nes čia irgi tikėtina yra. Nežinai, kada gali palūžti. Aš buvau palūžęs šiaip šiandien. Jau buvau nusprendęs, kad važiuosiu į viešbutį. Stebiu katiną sorą. Nors iš kitos pusės geriau galbūt viešbutį buvo miegoti nei ant akmenų. Nėra ten brangus, 14 eurų viešbutis. Už 14 eurų galėjau išsimiegoti normaliai. Su dušu. Va, tvora. Dar kanačiai reikės riešutus išsirankioti iš tos bagažinės, nes išbirėjo visi riešutai. Tai. Išpratėjau. Labas rytas. Be kokių 13 minučių 9 valandos 26 laipsnių šilumos. Pasirodo šiandien kažkokiam kempinge, kaip ir kempingas yra. Čianais tokia vieta yra. Todėl mane priėmė taip noriai. Dėl to, kad čia kempingas yra. Ne dėl to, kad aš baltas esu, ar ne dėl to, kad jie labai norėjo turėti svečių. Čia kempingas kažkoks yra. Todėl sako, bro, stay here. Jeigu klausit, kaip išsimiegojau, jūs pagalvokit, kaip galima ant akmenų išsimiegoti. Šiaip iki 5 ryto, kas 20 minučių maždaug būdinėjau, labai lojo šunys ir labai nedraugiškai lojo šunys čia visi. Tu girdi, kad loja ir nėra, kad gero linki tau tie šunys lodami. Šiaip labai dar gerklę skauda. Dabar liko dar karočią susikrauta visą palapinę, susirinkti šmutkės ir važiuoti iš čionais. Labai daug kelio šiandien ir irgi galvoju dabar, koks būtų protingas variantas. Ar reikia dabar pasipist truputėlį ir pavažiuoti daugiau, tada kažkokiam mieste sustoti keliom valandom tam, kad truputėlį tą saulę nueitų ir tada jau
ant nakties važiuoti į dykumą ar kažkaip kitaip. Nu, šiaip šitas, ką dabar pasakiau, tikriausiai yra racionaliausias ir logiškiausias, jeigu norime išvengti saulės. Nesupratau, kad aš bet ką galiu įveikti šiandien. Aš save galiu įveikti, aš galiu įveikti vietinius, nes jie nėra dideli ir tokie smulkučiai atrodo, tikrai galėčiau įveikti vietinių moteris, galėčiau šunis įveikti. Nu, gal su šunim problemų kažkokių ir kiltų, nu, jeigu jų būtų daugiau. Ir šiaip, nu, išsigašiu, bet galėčiau įveikti šunį, katiną nuspirčiau, lengvai, kur čia lakstė. Nu, daug galėčiau įveikti, tikrai daug galėčiau įveikti. Bet saulės negaliu įveikti. Nebent saulė būtų vietinių moteris. Ištyno dar ta vieta, kur vakar įkando man į gėlę, tai tikiuosi, kad čia na paskutinis tinimas mano gyvenime. Vakar dar prieš miegą, kaip ir sakiau, turėjau truputėlį darbelių, ten persikėlinėjau medžiagą į kompą, kad būtų laisvesnė kortelė ir taip toliau. Ir užmečiau truputėlį, ką aš nufilmavęs esu. Liūdnai kol kas. Šiaip galvojau, kad daug lengviau yra nufilmuoti, kad yra iš tikro. Kokios išvados pasidarėm po vakar? Sutikim, kad sunki diena buvo visiems vakar. Nu tikrai sunki diena. Ilga diena, sunki, karšta. Nuo pat ryto buvo problemų su motociklu. Šitą dar net nebuvau filmavęs, tas nuomos punktas, jis ten pradėjo suveikti žodžią, nuo pat ryto su problemų su motociklu buvo. Bet ko vakar trūko labiausiai, tai šypsenos. Juk viską reikia daryti su šypsena. Ir šiaip labai geras sprendimas dar buvo, kad nepirkau miegmaišio, nes jaučiu būtų nepanaudotas miegmaišis. Vopšė. Nu taip karšta, žinokit, miegot buvo. Tai nafik. Kaip neturiu jėgų. Taip noriu pavalgyti greičiau. Taip sunkiai dabar kišau tą palapinę čia o man reikėjo susivinioti, ir tos basiliukus, ir tą viršų čia žiūrėkit, čia aš taisyklingai naudoju ir nelabai. Va, įpisi biškė, ne? Sorry, aš nepratęs, aš nežinau, kaip naudotis šito dalyko. Čia gerai, ar negerai? Tikiuosi, kad gerai. Nešioju įtvarą, nes birželio 1 dieną skilo koja man kvadrato turnyre. Perlenkiau koją, kad čia yra toks kauliukas ir jisai toks kliunk. Sako, visio, manęs dabar ateinančias 3 savaitės nebus. Eik, tu savo, žinot, ką pagalvojau, man skilo koja birželio 1 dieną, ne? Tada Liepos 1 dieną aš išsibaršiau tada su dvirku, kur rodžiau, kur šonkulius, dėl ko man šonkulius skauda dabar labai. Žinot, kokia vakar buvo diena? Rugpjūčio 1. Čia tiesiog buvo bloga diena. Eik, tu durnas. Ir rytoj puikiai diena laukia, nes galėsim užsidėti naują maikę. Numečiau svorio per mažai skylių diržę. Nu ir va, gal nebus viskas taip blogai. Truputėlį kažkiek bent jau nuo tos saulės apsisaugosim. Gerai, hebrytė, visio. Stabdau kamerą, kad montuotojas nepakartų manęs. Susitiksim, kitą kartą. Žodžiu, atvažiavau čia į parduotuvę, apsipirkau, ieškojau, galvojau nusipirksiu sumuštinį kokį, žinot. Tik tokių sumuštinių radau. Koks aš kūro paauglysas aš jau. Paleisk vieną be mamos į parduotuvę. Cukrus pusryčiam. Nusipirkau dar Coca-Colos, truputėlį vandens, keletą tyrelių. Ir visio, greitai čia užkandu, palapnoju ir judam toliau. Va, ten mojuoja kažkas mum. Laikykit špygos už mane. Šiaip nuotaika tikrai geresnė nei vakar. Gal vis dėlto šypsena buvo atsakymas, žinokit. Šypsena vis dėlto buvo atsakymas. Pasižiūrėkit, stabtelėjom, vos nepritrūkau kūro. Lekiasi tai puikiai. Marokas absoliučiai pilnai yra man po kojom. Skuodžiu be problemų. Nuotaika geriausia, Tokia problema dabar ištiko. Dar noriu pasakyti, kad šiaip kelnes tai neįtikėtinai geras sprendimas yra. Tik dabar tokią problemą turiu, kad aš pamečiau palapinės koliukus. Nu, ne koliukus, o tuos stripelius. Radau, man atrodo. Pamečiau palapinės stripelius ir be jų tai jau sunkiai būtų. Jau tada, jeigu juos pametu, tai realiai palapinės tai nebeturi. Nevažiavimo, ačiū Dievui, kad čia pamečiau.
Ne kažkur kitur. Ne kažkur autostradai, blemba. Autostradai, sakau. Kui čia autostrada. Nuotaika, kaip ir sakiau, labai gera. Skauda ausis, nes labai nepatogus šalmas, o važiuoju su ausinėm. Klausau muzikos, dainuoju savo. Puikiai viskas, ką aš galiu dar be pridurti. Viskas puikiai. Ir viso, rūktelsim karočią. Ir maždaug dar liko apie valandą kelio iki tokio miesto Tigir. Ar kaip jis vadinas, neįsivaizduoju, kažkas iš T ir baigėsi Gir. Ten irgi gal staptelsim, gal užkasim kažką. Gal susišaudysim marokietiško tabako, nes vis dėlto, juk šiandien dykumoje mėgam, ne? Jau visiškai pilnai laukiniai galim pasijausti. Ir viskas, karočią. Motociklas laiko, viskas laiko, karočią. Neįtikėtina. Šiaip ant kiek jaučiuosi šiandien geriau nei vakar, net negaliu nupasakoti žodžiais, neįsivaizduoju, kas atsitiko, kodėl taip atsitiko. Tinsta ir raudonėja ranka. O, pasižiūrėkit, lol, kaip juokingai atrodo. Eiksana. Kaip tikiuosi, kad nebus šis dalykas, dėl kurio mirštu aš. Bet man, žinokit, atrodo, kad aš nemirtingas. Mėlėjai, nežinau, kiek čia matėt, kiek čia matėsi, kiek čia nesimatė, bet paklydęs buvau truputėlį. Čia į kažkokį turgų kaip ir atvažiavau. Nu jau čia negalėjau važiuoti tenais, kaip kad važiavau, nes ten pilno žmonių vaikščiojo. Nieko daugiau, nu tipo, aš vienas su motociklu kaip durnelis, tai tikriausiai, kad negalima taip elgtis. Atvažiavau į tą miestą, karočią, neatsimenu kaip iš jo vadinas. Įdomus dalykas yra tas, kad šiaip tai rašė, aš skaičiau apie tą miestą, kad vienas žaliausių yra Maroko miestų. Dabar žiūrėkit, aš jums atsaku kamerą ir pasakykit man. Čia žalia? Čia gal kažkur žalia. Nėra taip, kad labai daug tos žalumos čia būtų. Užkast gal ir važiuoti toliau. Karšta, per tą karštį valgyti netaip ir norisi. Tai galvoju, gal tiesiog važiuoti toliau. Dar šiaip turiu vieną misiją įvykdyti ir tada bus galima važiuoti toliau. Reikės pasiklausinėti. Matau net potencialių taikinių. You make in television? Huh? Make camera? Yeah, but not television, internet. Internet? Internet, yeah. Wow. Yeah. And your name? Mindaugas. Mindaugas. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. 8th century women. Century? 8th century women. Oh. Only women. Only Before. women? But now it's mixed. Oh, okay, before. Yeah. Before. Tik moterim čia buvo galima anksčiau. Turgus, atrodo kaip Panevėžio turgus. Panevėžio centrinis turgus. Kerpas kažkas ten. Panevėžio centrinis turgus. Batai. Visiškai. O, einam į skersgatvius jau. Nu, viso, karočią. Įdomu, kurios organus išpjauti pirmus. Kepenis, inkstai. What do you do in your Gal country? širdis. I do stand-up comedy. You know what is? Yeah. A comedian. Yeah, comedy. Yeah. You know, I'm speaking to microphone to people and making them laugh or trying to make them laugh. It doesn't always work. Sometimes I, have really good shows, people laughing, they're happy. But sometimes we have, for example, in Lithuania, a city called Šiauliai. Šiauliai, yeah. So Šiauliai hates me. Mm-hmm. Yeah, they never laugh at me. Carpet? Yeah. Oh. Visi va, karočią, rankų darbo kilimai. You can't put your shoes in here. Okay. Can I try to do something? Yes, you Yeah? can turn. Can I try it? Gentle. Like this? Okay. Oh. Good. Okay. Yeah. So when you do this, it becomes soft, yeah? Yeah, the wool comes very soft. And then you make carpets. Yes. How much does it take to make one carpet? Thank you very much. This one it takes around 12 weeks.
12 week. Then the lady, she's spinning like that to make bobbins. And how much does, for example, one carpet cost? Independent, it's different size, different. For example, this one, simple. For this one in dirham, it costs around 5,800 dirham. Okay, so 500 euros. Around, yes, Yeah. 500. Okay. Not that cheap. But it's handmade. Yeah. Yeah. Very good tea. That's What is the Saha? Saha chairs. Bisaha. Saha. Bisaha? Yeah. Okay. With your healthy food. Okay. Bisaha. Can I ask you a question? Where did you learn English? Just with people like With people? Yeah. Crazy. You speak very good. You too. Thank you so much. Yeah, I'm really impressed. Taip, įsimečiau netyčia kilimų pasižiūrėti. Ieškojau, įsimečiau kilimų pasižiūrėti. Rasime rytoj tikriausiai, jeigu reiktų spėti. Skausmis mane čia finansiškai spėju dabar. But it looks soft. Yeah. Yeah, I want to touch it. It looks soft. Fluffy. Oh, yeah, fluffy, really fluffy. Kaip malonu. Gerai, karočią, grįžau prie motociklo, išsisukau nuo mokėjimo, daviau už tai, kad parodė, ten 20 centų jam gal, nežinau. Karštis, karočią, jau pradeda blestinti iš visų jėgų. Tai spėju, žinokit, karočią, po kojas manatkės ir maunam toliau. Dar kokios 3 valandos kelio iki dykumos. Jeigu važiuosis taip gerai kaip dabar, tai gal biški mažiau bus. Nuotaika vis dar puiki, subinė nutrinta. Žodžiu, nežinau, kiek matėsi čia per tą GoPro, kiek nesimatė, bet aš patekau į smėlio audrą ir mano iliuzijos miegot Saharoj kaip ir baigėsi. Vapšė nieko nesimato kelio, nesimato kur važiuot, nežinau kaip elgtis, nežinau ką daryti. Pučia, karočią, nesveikai, visą kelią šiaip oras tai buvo, tai nafik. Pavyzdžiui, jeigu pirmoji dienos pusėje aš važiavau solidžiai ten 103, dabar aš net iki 90 negalėjau kelt greičio, nes nupučia tiesiog nuo kelio. Absoliučiai nupučia nuo kelio. Tiek čia pisausi visą dieną, bet tikriausiai debiliška būtų važiuoti dabar į Saharą ir rizikuoti gyvybę jau. Tikriausiai jau reiktų sakyti, kad tada jau rizikuoji gyvybę, ne? Aš neįsivaizduoju, nei kur ta Sahara yra, įsivaizduoju, kad kažkur šone. Bet nei kaip, nei ką tenais. Vėl nebejokinga, karočią, viskas. Ir vėl taip norėčiau pajuokauti ir vėl nebeturiu pajuokauti. Vėjas, nesveikas, karočią. Čia biški mažiau jau pusto. Gal dar kaip nors išsigelbėsim. Visas, karočias, mėliotas mocas. Kaip norėjau permėgoti Saharai. Kaip kietai būtų buvę. Vis dėlto 2 dalykai yra, ko negaliu įveikti. Tai saulės ir vėjo. Ir smėlio negaliu dar įveikti. Ir šiaip jokių kitokių, karočių, visų ekstremalių oro sąlygų negaliu įveikti. Subinė nesveikai skauda, subinė. Tokia atrodo nutrinta jinai yra, kad nafik, belenkaip subinė skauda. Nugarą skauda, gerklę skauda. Ir galvojau, kiek minučių tik tais beliko iki. Kiek minučių pavalgau ir važiuoju į dykumą. Dabar net nesimato tos dykumos. Čia jaučiu, kad pamiršti reikia jau, ne? Kaip taip, karočią, už ką man? Jeigu toks pat oras rytoj man, tai aš tai rytoj naują maikę turėjau dėtis. Ir kaip aš dėsis naują maikę, jeigu toks oras? Vėl reikės su tą pačią maikę būti. Vėjas visur pūsto. Liūdnoka. Mačiau kopas, bent jau tiek. Mačiau kopas ir laukinius kupranugarius mačiau. Ne čia prie Saharos, tai įdarbinti visi. Bet mačiau, karočią, laukinius kupranugarius, tai bent jau tiek. Ir kopas mačiau Saharos, truputėlį per tą visą dulksną smėlio, karočią. Bandau greitai sugalvoti, galvoju kokį nors planą, ką reiktų daryti ir nieks nešauna į galvą, karočią. Jeigu aš turėčiau laiko, aš galėčiau pasilikti ir permėgoti Saharai, čionais. Tokia kaip ir menka bėda, bet kad neturiu laiko. Aš penktadienį per pietus išskrendu, tai man penktadienį ryte anksčiausiai reikia būti.
o čia nais 200 km važiuoji 6 valandas. Žodžiu, pasitikslinau situaciją su vietiniais, pasiklausinėjau čia nais kaip ir kas ir kur. Tai arba baigsis visą šitą nesąmonę už valandas, arba čia jau keliom dienom. Tai, nu jo, yra kaip yra, susitaikiau su šito dalyku, bet kaupėsi seilės, nes atnešė maistelį. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Va. Gal ir neblogai. Šiaip duona visai kietai atrodo. Tai nieko nelaukiam, karočią. Puolam ragauti. Čia tipo lyg ir su vištiena turėtų būti, bet nerandu vištienos kol kas. Žiūrėkit, kur čia vištiena yra. Čia? Čia ne vištiena. Duona tai nebloga. Tai kur mano vištiena? Ne, vištiena. Mano planuota bekelė ir nakvynė Saharoj, kaip ir minėjau, lieka kitam kartui. Vis dėlto melavau tenais, nebuvo karočią smėlio audra, ten buvo smėlio pūga. Smėlio audra skaitasi nuo 25 km per valandą, kai vėjas pučia. Dabar buvo 18, tai čia buvo smėlio pūga. Tai kas per smėlio audrą dedasi, tai nu, nežinau. Bet mes čia su vietiniais žiūrėjom, tuose kaimelėse tenais, kur pravažiuoji tom bekeliam, tenais vėjas bus iki 30 km per valandą. Tai, nu, sunkiai ten su to pravažiavimu, aš tikriausiai nesu pasiruošęs nei fiziškai tam, nei iš materialinės kažkokios pusės. Mano subinė visa nutrinta ir belia kaip skauda, tai, nu, gaila, bet ką padarysi, lieka kitam kartui, bus proga grįžti. Dabar atvažiavau pas juos, karočiai, kažkokį jų čia viešbutuką. Man davė kambarį už 15 eurų, už 105 dirhamų. Permėgusiu čia nais ir tada rytoj važiuosiu tuo ratu, karočią, tolyn. Pasiemu dabar šmutkės, karočią, ko reikės. Varom, karočią, parodysiu, kur aš čia bastausi ir laiką leidžiu. Šiaip įėjimas yra čia, va čia, bet aš parodysiu, mes sėdėjom čia nais va virtuvėlėj tokioj, vaišino mane marokietišku tabaku. Turim tokį vidinį kiemelį, va mano kebra. Polska, ašgi ne Polska. Crazy čuvakai. Seniai kažkokie. Vienam kem 7, kitam neįsivaizduoju, bet kažkas labai negerai su akytėm jam. Labai negerai su akytėm. Čia vakaročią bus mano kambarys. Čia tūlikas. Tokio tūlikas, šikinė turiu. Reikės paprašyti gal tualetinio pokalbės. Užteks. Kriauklė, dušas. Nieko blatno. Kambarys kaip kambarys, ne? Einam pasisveikinsim su vyrais. Geriam arbatą. Skanu labai. Oh, Aida. Okay. Thank you. I will come back in a moment. Yeah, it will come. Skani arbata labai. Nu, kaip gali būti neskanėti tenais, vien cukrus, karočią. Ir čia yra tunelis ir tolumoj tenais yra ta mūsų neįveikta, karočią, ir neįveikiama šitam kartui dykuma. Sahara, kaip ir mano burnoj šiuo metu. Jokauju, blemba, sunki diena buvo, negaliu blemba biškį nusišnekėt. Jau vieną nesąmonę pasakiau, jau pyksta iš karto. Nu taigi vienasgi dalykas, tik tai viskas, truputėlį tik pajokavau, blemba. Labai pučia tas vėjas, karočią. Smėlis į akis tik lenda. Nu bent jau papėdį, karočią, Saharos pabūsiu. Bent jau savo akim pamačiau tiek daug smėlio. Nu šiaip kaip pagalvoju, nu čia tiesiog smėlio, dachuja. Visiškai atrodo kaip, nu, vėlgi, dar viena vieta, kuri neatrodo, kad turėtų įvykti kažkoks gyvenimas šiandien. Kaip jūs galite čia leisti laiką? Tiesiog daug smėlio. Jau apkalbėta buvo, kiek galima, blemba. O čia mano viešbutis. Galėsiu maikę persivilkti rytoj jau, karočią, nes visą smėliuotą jau vis tiek ant smėlio nebevažiuosim. Turiu progą išsimiegoti ant lovos, tai norėčiau miegoti kiek įmanoma ilgiau. Tai reikia nueiti kuo anksčiau, kad vis tiek galėčiau keltis anksti ryte ten 8. Norėčiau kažko pasitepti subinę, kad ir neskaudėtų. Ne iš tos, ne ta prasme, net ir net kaip išsimazinti. Rodo, kad parodyti terasą, tai davai varom, parodysim terasą. Va čia terasa yra. Sakė man, kad jeigu bus per karštą miegoti viduj, sakė, kad galiu miegoti čionais.
Papasakau visus planus, dar vieną karočią sunki diena, rytoj viskas bus gerai. Nu ką, labas rytas, norėjau, nieko labai dar daug neturiu ką pasakyti, tai senai atsikėliau. Ką tik apsiprausiau, bet norėjau, kad visi išgyventumėm šitą didingą momentą, kada aš užsivilku naują maikę. Dar yra dalykas, naktį belenkai prakaitavau vėl. Ir kadangi mėgau su triusikais, buvau nusiprausis, mėgau su triusikais. Triusikai lygiai taip pat labai prakaituoti yra. Šiandien važiuosim be triusikų. Nes aš galėčiau užsidėti naujus. Bet reiškia, kad tada reiktų skristi namo be triusikų. Išsivalau dantis, susinešu daiktus ir pučiu iš čia gal ir nepradėjo pūsti vėjas. Nes dabar tai ramu. Nu 11 val. Čia jau chaosas prasideda. 11 val. Prasideda vėl vėjo, ten tos pūgos audros, karočią smėga. Nu ką, bent jau kojom prisiliečiau prie dykumos. Šiek tiek, bent jau kažkiek pradžiugint save. Nu liūdna vis dėlto, kad ir kaip bebūtų, liūdna, kad nepavyko permiegot. Šiandien, kaip ir sakiau, tas oras irgi toks. Atrodo dabar, kad viskas okei ir tada tiesiog pradės pūstėti. Ir kaip ir galėtumėm važiuoti Bekelę, galėtumėm pradėti važiuoti Bekelę ir tada, karočią, vidury Bekelės pasidarytų mišios. Tai gal šį kartą, karočią, apseisim be šito, nerizikuosim. Tai planas keičiasi. Kaip tiksliai keičiasi, aš dar nežinau. Pasižiūrėsim, kaip seksis važiuoti, kiek čia nuvažiuosim, kur važiuosim. Bet manau, kad pilnų pajėgumų, karočią, bandom judėti link vandenyno ir leisim laiką gerai tenais. Stabtelėjau, žodžiu, atsigerti vandens, truputėlį pailsėti. Susiduriu su keliom problemom, su kuriom net nenorėčiau susidurti, pradeda galvą skaudėti. Jaučiu nuo karščio čia, kaip ir normalu, kaip ir įprasta. Kol čia staptelėjau ir gėriau vandenį, susidėliojau planą, tai bandysim varyti kiek įmanoma daugiau kilometrų šiandien. Bandysim važiuoti iki Antiatlaso kalnų, what's up, į kalnų papėdę ir rytoj tada jau važiuoti per kalnus ir toliau važiuoti link vandenyno. Čia vaikai, karočią, stebi mane, truputį nejauk man yra. Šiandien bandysim nieko nesimėgaut ir tiesiog pūst ir pūst. What? Oh, no, I can't. I am loser, I can't do this. I don't know how. Yeah, I am loser. Šiaip vakar vėl, kai persikėlinėjau medžiagą. Tai keli dalykai, labai daug vartoju žodį karočią. Norėčiau, kad vėl prasidėtų juokingi dalykai, kad grįžtų noras juokauti. Šiaip labai nutrinta ta subinė man, kaip nemalonu važiuoti, negaliu net patikėti, žinokit. Norėčiau šiaip per šiandien dieną visą nuvažiuoti iki vandenyno, kad būtų rami galva ir galėčiau tiesiog pleškentis vandenį likusią savaitę, bet tikriausiai, kad nebus. You want? Yeah, take it. Take it. A? Kas bumbu? Bumbu? Aš nežinau, kas yra bumbu. A? Bumbul? 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 Nu kaip bumbul? Aš neturiu bumbul. Nori, duosiu, galiu va šitą vaduoti. Nori? No? Ne, tai ne. Nesu tikras, nuo ko man čia paleido tą nosį, bet nukraujoja, karočiai, suka kaip krenta. Laiku labai sustojau, einu nusiplauti ranką. Ok. Na jo, norėjau sustojęs sakyti, kad blemba gerai važiuojas, tai viskas gerai sekasi. Norėjau patikrinti, ar nosis snarglių nėra. Žiūriu, va, prašom. Snarglių gal ir nėra, bet gal noriu upelio kraujo. Atrodo, kad miršta, aš tiesiog iš nosies kraujas bėga. It's good now. Norėčiau nuleist galvą, bet nemandagu tikriausiai būtų dabar. Tai tiek prižiūri, nes jau nebebėga man jų kaprės kraujas. Bet norėčiau nuleist galvą, bet kiekvieną kartą, kai nuleidžiu galvą, prieina tie moteris ir atlenkia galvą mano atgal.
Nemažai šiaip nuvažiavau nuo dykumos, pakankamai tikrai daug kilometrų. Kuodžius šiandien vėl blemba, žinokit. Buvo pakilęs vėjas vienu metu, tikrai nemažas, nejauku buvo, baisoka. Bet dabar tai paskutinius tos kilometrus tikrai smagiai, gražus keliai. Bet dar yra viena problema, kad pamečiau savo palapinės kuoliukus tuos. Kurie pastato. Good luck. Yeah, very good. Yeah, thank you very much. You must take some juice of orange. Orange? Juice. Okay. Juice orange. Okay. Okay, I will. Thank you very much. Gerai, neatsimenu, ką pasakau jau, bet... Ai, va, prisiminiau. Aš pamečiau savo palapinės tos kuoliukus, kurie pastato palapinę. Nu, prisišnekėjau, nebeturiu palapinės, dabar tik lavonmaišę turiu. Nu, jau nebegadino nuotaikos man jokie dalykai, nes, nu, tikriausiai taip lemta yra. Ką aš žinau, ką man padaryti. Pralaimiu kol kas, aš visiškai, man tiesiog spardo šigna, tiesiog tas marokas. Nu, subiniai mano, tai šakės labai, nieko gero vapšė. Sustojau čia kažkokiam miestelį, užkandu greitai. Reiks pasižiūrėti, gal reikia pinigų nusimt grinų, nes čia irgi toks balansuoju jau ant... Netilpsiu tikrai į 200 eurų, kiek čia planavau išleisti, tikrai nėra šansų. Nu ir tada žiūrėsim toliau. Dar valandą, apie valandą, gal ne valandą, gal truputėlį daugiau. Yra iki tokio kito miestelio, iki kurio jau suplanavau, šiandien, iki kurio buvau suplanavęs šiandien važiuoti. Žiūrėsim, kaip tenais viskas eisis. Gal tada ir dar tada toliau važiuoti. Viskas priklausys nuo laiko, nuo savijautos. Nuotaika šiaip gerėja. Galbūt net vakare jau pradėsiu juokauti. Atnešė maistą. Pasižiūrėkit. Va. Mėsytės, pomidorukų, svogūniukų, duonos, kažkokių prieskonių ir vandens. Ką jūs svaikstat? Tikrai skaniausia, ką valgiau kol kas. Kaip skanu, negaliu patikėti, žinokit. Iki pasimatymo kažkur kitur, davai. Laikykitės. Jūs laikykitės, o aš kaip nors.